Kas yra sąvokos apibrėžtis? Terminologija apima tikrovės dalyką, sąvoką, sąvokos apibrėžtį ir sąvokos žymiklį. Taigi, matome, kad vienas iš terminologijos objektų yra sąvokos apibrėžtis ir atskirai apie jį pakalbėti iš tikrųjų verta. Sąvokos apibrėžtis tai sąvoka apibrėžiantis, aprašomasis teiginys, padedantis ją skirti nuo susijusių sąvokų. Pagal tai, kad sąvokos požymiai gali būti intensiniai arba ekstensiniai, yra ir apibrėžtys intensinės arba ekstensinės. Intensinė apibrėžtis yra tokia, kuria apibūdinama sąvokos intencija, nurodant hiperoniminę sąvoką ir skiriamuosius požymius. Ekstensinė apibrėžtis tai toks sąvokos apibūdinimas, kai išvardyjami objektai tinkami tiems požymiams. Pavyzdžiui, Saulės sistemos planeta. Apibrėždami Saulės sistemos planetą ekstensiškai galime sakyti, kad tai Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas. Intensiškai galima apibrėžti taip. Tai yra dangaus kūnas, tinkamos masės ir skriejantis apie Saulę. Aišku, Saulės sistema yra astronomų požiūrių daug sudėtingesnis dalykas, bet čia aš dariau paprašiau, kad mes suprastume intensinės apibrėžties ir ekstensinės apibrėžties skirtumą. Apibrėžties rašymo principas yra paprastas. Teiginys, kas yra kas. Tik reikia išlaikyti kai kuriuos apibrėžties rašymo mokslinius principus. Adekvatumas, sistemiškumas, glaustumas, objektų srities išlaikymas, keičiamumas ir kalbinis taisyklingumas. Sąvokų apibrėžtis reikia nuolatos darninti ir derinti. Kodėl? Mat tai lemia skirtingi pažinimo rezultatai, skirtingos kalbos, skirtingos mokslinės kompetencijos ir koncepcijos, skirtingos teorijos ir skirtingi mokslininkų požiūriai. Apibrėžčių rašinimas ir darinimas irgi yra terminologijos darbo dalis.